Turiu vieną gerą ir vieną blogą žinią. Tai blogoji žinia yra ta, kad mano Canyonas lūžo, tai rėmas yra lūžęs, o geroji žinia, kad šiandien išbandom naująjį Avinox M2S variklį, kuris yra įpakuotas į propane dviratį. Planas toks, išbandysim, kiek gali nuvažiuoti šitas dviratis kilometrų, turintis 600 Wh bateriją ir patį galingiausią rinkoje esantį motorą. Tai tikrai įdomu, koks rezultatas bus ir aišku, išbandysim patį dviratį, kaip jisai reaguoja į tam tikras kliūtis, kaip važiuoja ir panašiai. Ką, hebrytė, varom varytis tuo dviratį, kiek kilometrų susuks ir kaip jaučiasi. Ir apskritai, ar ta galia yra reikalinga 150 Nm. Kągi, nekantrauju. Labai smagu, kad turi elektrinės poweras, pakeistas sėdynė, geros padangos, kontinentaliai, muletas. Šiaip viskas labai nice, tik tai L dydis jisai tikrai gražiai atrodo kaip pats dviratis, bet jeigu dar būtų mažesnis šiek tiek, tai manau dar geriau atrodytų. Jo, bet dabar ne apie grožį, labiau kaip veikia šitas daiktas ir čia yra svarbiausia. Dėl kabeliukų iš karto atsiprašau, nebus čia labai gražu, nes esu apkeitęs pusėm stabdžius, dažniausiai visi naudoja, kad yra čia priekis, čia galas. Aš dėja atvirkščiai esu įpratęs, tai reikėjo pasikeisti, nes dviratis yra skolintas. Hebrytė, jungiam Stravą, startuojam, galima sakyti, nuo katedros, dar net ir nepritrinti stabdžiai, tai reikia atsargiai. Pradžiai važiuojam į Antakalnio trasas, pralėksim ten kelias traseles, apšilsim, pasimėginsim kaip važiuoja. Dėl pačių amortizatorių nieko nereguliavau, kaip pasiskolinau, taip ir turiu. Apart pakeistas rankenėlės pusėm, nes tikrai greičiausiai neišgyvenčiau šio vakaro. Jo, labai gaila, kad Canyonas neatlaikė, bet galima ir pasidžiaugti. To pačiu iš tikrųjų 3 sezonai pastovaus, stipraus šėrimo tikrai nėra blogai. Tiesiog šokau per įprastą šuoliuką, nusileidus, pajaučiau padangą, kuri trinasi į chainstay'ų, sustojau ir žiūriu, chainstay'is lūžęs. Ko dar čia norėtus, ne tik elektrinės pavaros, kurios jau yra, bet jeigu dar būtų elektrinis droperiukas, tai visai nieko būtų. 2 laideliai ir viskas. Švaru, gražu. Pagrinde, kur iš taško A į B važiuosim ant eko, treilose, trasose, kur bus sukilimas, panaudosiu ir kitus maudus, galingesnius. Pamėginsim gal kažkur stačiai užklaimbinti, nes čia belia kiek yra jėgos. Tai bandžiau prieš tai M1 motorą, didžiąją Avinox, o čia yra Avinox M2S. Hebrytė, žinokit, jeigu perkate jau su šitu motoru, pasidomėkit, ne visas baterijos palaiko visą full powerį. Man rodos 600 Wh nepalaiko pilnos jėgos, tai 100 Nm ir 1500 Watt, kas yra crazy. Ką iškart jaučiu, tai ant eko yra ką veikti mint, nors šitas dabar motoras skaitosi dar mažiau turintis pasipriešinimų kaip motoras. Jau jeigu išsikrauna baterija ir lieki be elektros, tai šis motoras turėtų būti dar labiau panašus į paprastą dviratį. Jeigu būtų mano baikas, iškart pripjaučiau vairą, labai platus, tai mažina kontrolę. Man labiau patinka, bent jau šiek tiek siauresnis, čia labai platus. Štangą paėmęs taip iš šonus nelabai patogu valdyti ir ganėtinai aukštai. Aišku, 2.9 priekinis ratas irgi priduoda aukštumo. Kol kas turim 100%. Nu, pažiūrėsim, kiek čia prasuksim. Įdomu. Oi, nu truputėlį va sukilimo yra. Tai nėra taip jau lengva minti. Įsijungiam trailą. Kaip ir ant pirmos versijos, taip ir ant antros šitos naujausios yra Eko trailas turbo ir boostas. Boostas, kuris palaiko pirmojoje versijoje pusę minutės, maksimalų Nm ir vatų skaičių, o šitam boostas gali būti nuo 10 sekundžių iki minutės. Tai gali per appsą nusireguliuoti, kiek nori, kad būtų laiko boostas. Čia greičiausiai niekas nereguliuota, net nežinau, arba pusę minutės, arba tai ir visą minutę, patikrinsim. Nu, pažiūrim, kaip priekis kyla.
Nu jo. Sunkiai iškeliu. Aišku, L dydis. Aš labiau mėgstu mažesnius dviračius, tai šitas tikrai man į didesnę pusę. Nu ką, chebrytė, išduosiu dar trasų, kas nežinot, Vilniuje. Žolinėlis, Vilniaus Lopšelis darželis ir už jo esantis Paparčio vadinamas spotas. Tai lekam išbandysim trasas su šiuo žvėriuku. Turbo netyčia pajungiau. Trailas, Nu tarp eko, tai man asmeniškai eko norėtus truputėlį galingesnio, tai per apps, aišku, gali pasireguliuoti, kokio galingumo te maudai, bet dabar jeigu trailas, tai jisai ryškiai jaučiasi stipresnis, galingesnis, o eko toks visai, kaip minčiau paprastą dviratį. Nors gal ir iš esmės yra irgi gerai. Čia va trasa, po dešinę, po kairę irgi eina. Ilga traselė, tokia gan paprastutė, dropas nugriautas matau, o mums tiesiog reikia pjauti tiesiai, gausis pakilimas, nevažiuojam per trasą, kad nesusidurt, neužvažiuotų kažkas. Va trasos po dešinio dar, turime 93% ir esame atvažiavę į spotą, pirmasis spotas. Hop. Taip pat šitas dviratukas sveria daugiau, lyginus su M-Flow, kurį bandžiau, tai gerokai skiriasi. Opcija, dešinė, tiesiai ir privažiuosim pirmasias traseles, kurias pralėksim. Reikia pasidžiaugti šio dviračiu, kol galiu, nes dabar nežinau, ką reikės daryti, neturėsiu kurį laiką į baiko, kada turėsiu net ir klausimas. Sveiki. Dar įdomus dalykas, kad šitas Avinoxo M2S yra dar šiek tiek ir lengvesnis už pirmąjį, galingesnis, lengvesnis, turėtų būti tylesnis, kylant naudojant elektrą ir tiek leidžiantis nenaudojant elektrą, kas yra visai liga, galima sakyti, daugelį baikų, nes labai garsus yra ir garsiai bilda. Ant trailo važiuojam. Pirmoji trasa, pirmas nusileidimas. Opa. Aps. Dropukas. Oi, kaip tyliai važiuoju. Kaip greitai. Opa. Kažkokios trasas pragriautas, žinokit, atrodo. Okei. Wow. Nu, smagiai važiuoja. Eik tu sau. What the hell? Labai tyliai. Svoris panašus į mano, man atrodo, gal truputėlį ir daugiau sveria negu Maniškis Canyonas, bet trailė visiškai nesijaučia. Atrodo, kad būtų lengvesnis. Keista visai. Nu, nice. 89%. Sveiki. Perdavimas labai malonus, tikrai sklandžiai motoriukas dirba. Nėra taip, kad gale kažkaip nesveikai būtų perdodama. Tikrai maloniai važiuojas. Negaliu nepadėkoti. Ačiū tėvukui iš pono dviračio už savo asmeninį dviratį, kurį davė išmėginti. Ačiū tau. Varom į antrą trasytę. Smagiai smėlinga trasytė. Pažiūrėsim, kaip dideli ratai pravažiuoja pro smėlį. Nes man su Canyonu ir priekyje 27,5 ratukų, kuris ryškiai yra mažesnis, tikrai jaučiasi. Tai sunkiai važiuoja per tokias sudėtingas vietas. Klimsta, daužosi. Šitas tikrai dabar pasijutė su to pirmo nusileidimu, kad tikrai maloniau leidžiasi. Labiau suvalgo viską ir priedo, aišku, didesnis. Tai sunkiau turbūt būtų į posūkius važiuoti. Išspausim visą šitą sūrį. Žiūrėsim, kiek ištrykš. Tikiuosi neištrykš taip kaip mano Canyonas. Būtų abydna ir nesmagu, bet tikiuosi viskas bus gerai. 83%. Dar tik tais antras nusileidimas, tai sakyčiau jau. Drykst. Dar įdomu, kiek užtruksim, per kiek laiko iškrausim. Viską reikia labai ir nestoviniuoti, tiesiog važiuoti. Esu po darbo, tai galima įsivertinti maždaug, kiek laiko užtenka iš tikrųjų vakare tiesiog
pasiimti dviratį, išsivaryti iš namų, tiesiai nulėkti trailą, prasilėkti, treniruotę pasidaryti ir toliau kažką veikti. O dabar antroji traselė, lekam. Smėlėti posūkiai. Ir jo. Opa, džampukas. Nu kaip man keista, eina savo. Labai aukštai vairas atrodo. Bet važiuoja. Stengtis nestabdyti reiktų. Up. Up. Nu nieko. Gerai, 2 trasos pravažiuotos papartyje, kita stotelė Rokantiškės. Fun fact, dar vienas dalykas su šitais ekraniukais. Kiek žinau, kad galima pasijungti mapus ir tiesiog naudoti kaip GPS. Jeigu kas nors žinot, pakomentuokit, kaip iš tikrųjų yra galima ar negalima. Kas turit iMFlow su Avinoxais, tai greičiausiai būsit išbandę, jeigu įmanoma. Aišku, ar patogu būtų žiūrėti. Dabar esu su full face šalmu, tai nematau aš to ekraniuko. Ir jo ta pozicija kaip ir gera yra iš esmės, kad nėra kažkokių displejų ant vairo, švariau. Bet jeigu reiktų žiūrėti, nebūtų labai patogu. O taip, labai stipriai reiktų nuo kelio patraukti akis. Eko. Nu šiandien pasportuosim. O čia skaitosi galingiausias rinkoje motoras. O vargstu jau dabar. Prakaituoju labiau negu su Shimano. Sveiki. Fainiai, kad čia iš tikrųjų nuo paparčio trasos iki Rokanto visiškai šalia. Visiškai. Upt. Gaila tik manualą, nu niekaip neina iškelti. Priprast, reikia. Net raktikaulį jaučiu kaip keliu. Reikia gal vienkę išsikelti. Irgi nekyla. O, bet koks didelis dviratis atrodo. Oho. Kaip išsikeli, jau gali važiuoti, bet išsikelti sunku. Su mano midžeto ūgiu. Sveiki atvykę į Rokantiškių trasas. Atėjo laikas, man atrodo, išmėginti būstą. Pažiūrėsim, kiek laiko veikia. Pusę minutės. Oi. Nuvažiuoja neblogai, bet elektros, manau, sudegina irgi atitinkamai. Nepalyginsi su jokiu iš tikrųjų motoru. Nors Boschas gal irgi kažkaip panašiai. Savo kosmosas. 75%. Bandom Rokantiškių pirmąją trasą. Čia visai nemažai posūkių ir ant galo smagus džampas. Taip ir tos posūkius pasijaus kaip valdosi. Kol kas labai didžiulio skirtumo tarp pirmo, antro tikrai negaliu pasakyti. Abudu labai smagiai važiuoja motoriukai. Tai šita baterija yra mažesnė. Ir dabar kaip kilom, tai atrodo tiesiog 1-2 ir tu užkylęs esi. Bet aišku, visą laiką gaila baterijos. Na kągi, lekam. Opa, nu, nesisuka taip jau lengvai. Bet koks tylus. Eina savo. Nice. Dar sudvėjojau ar šokti. Šitą džampuką vis dėlto su dviračiu dar labai trumpai. Gerą pusę valandos turbūt. Džiaugiuosi, kad nėra saulės, kiek filmuoju su didžėjum. Ir kai būna saulės lopinėliai, kai prasiskina pro medžius šviesa, tai labai prasta kokybė. Tai tikiuosi šiuo metu dabar turim neblogą kokybę, nes nėra tokio didelio kontrasto ir vaizdas pakankamai aiškus, ryškus, gražus.
o ne kažkoks išdegintas ir kitoks. 73%. Visai norėtus ne tik vairo siauresnio šiek tiek, stemo trumpesnio ir dar pasižeminčių šiek tiek. Nemažai spacerių pridėta, tai aš labiau piktesnę poziciją norėtus turėti. Dabar toks labai jau kažkaip aukštai tas vairas atrodo. Jo, važiuojam į kitą traselę. Parodysiu, kur lūžo man rėmas. Kas ten buvo, pažiūrėsim dar. Tie sudėtingi posūkėliai. Op. Plius dar ir dilgina rankas to pačiu. Nėra labai malonu. Aišku, pirštinės gali turėti, blablabla, taip žinau. Suprantu, bet ja, nelabai mėgsta. Up. Na, ir road gapas. Boom. Judam toliau. Max speed. Jam 6. Numo speedometras gerai, gali pažiūrėti. Taip, sukame dešinę. Toks, važiuoja, nieko nėra, kažką, bum, kušiu. O, kikeris. Ok. Nu gerai, reikia išmėginti, reiškias. Pakylam. Sveiki atvykę į Eglučių trasą. Klausimas, kodėl Eglučių? Ogi štai to... Žiaudį smagi. Nu šitą traselę tai visą laiką pakelė. Pralekiam, važiuojam toliau. Tik į pašokę atrodo, kad šakas kažkur trenksias. Pataupom energiją, turim šiam 9, nors jau jaučiuos biškį paraidinės. Džiunglės. Džiunglės. Wow. Pakilimas toks rimtas. Žiūrim. Būstas. What? Eiktų nesąmonė, net what the hell? Iš vis net nesijaučia. Ant kiek gali aphylinti kokius kalnus. Wow. Šiam 5%. Važiuojam toliau. Dropų trasa. Lekam, hebrytė. Tuo trasų pritrūksim. Ką reikės tada daryti? O čia smagus posūkėlis. Du lengvi džempukai. Dropukas. Pilta kuprinė mano, pilna dalykų. Opa. Nusuvaldo viską gražiai. Jausmas tikrai geras. Va čia ir įvyko lūžis. Ei. Sveiki. Kas gynėjai? O tai kas daugiau? Garsiausias raideris ant šių kraštų. Kas daugiau raidins? Ką daugiau čia sutiksi, blemba? O tu ką, jau viskas? Ne, aš tik atsigert. Jau galvoju, bėgi iš karto. Neseniai atvariau. Aha. Naujas dviratis. Nu naujas, galėtų būti mano, bet ne mano. Maniškis vakar pasidavė. A ne, visiškai jau. Lūžo rėmas. Ui, župus miltai. Čia. Čia. Jo. Tai man šito. Tai aš čia. O pas tave nugarą kažką matau išsipaišytą. Kas čia buvo? Čia pasikrikštinu. A, šitą? Aha. Naujas, žinai. Tai taip. Dabar jau normaliai. Ką dabar reikės daryti? Be elektrinio dviračio kaip išgyventi? Vyniosi su kojelim. Eik tu, tai ką su vienu bėgiu vyniosi? Kur aš tau vyniosi su to vienu bėgiu? Nu gerai. Važiuojam. Opce. Bum. Oi.
Nu šį kartą nelūžo. O, ai va kaip čia veikia, tai aš net nei karto nevažiavau šito. Dar privažiuosiu prie savo sulaužyto rėmo vietelės. Kas čia buvo, aš nežinau. Nu aš turbūt visai toli nusileidau. Čia ir poptelėjo. Šiaip smagi vietytė. Gerai, reikia varyti, mielą malonų ir gero progreso. Dėkui. Nu ką, toliau pučiam. Gal reikia pro molynę prasukti. Labai seniai buvau. Yra 100% dar. Tikrai nemažai. Ir to taupimo taip ne per daugiausiai baterijos. Opa, long time no see. Molynė. Nu, pažiūrėsim, kiek čia kilometrų susuksim. Yra 54% likę baterijos, kas nėra labai daug. Va. Sena gera traselė. Oro bermukų. Matau, lyg ir dar važinėjama šiek tiek. Nėra visai apleista. O šiukšlių kiek. Ai. Šiukšlių yra. Čia net atrodo veikiantis. Nors yra paaugęs. Nu patikrinam. Šitas buvo nugriuvęs. Taip. Oi, koks skečia. Gali užnausdaivinti. Spogiukas. Bum. Citrinki ir... Jo, ir po to labai artena spogiukas. Bet ką? Reikia patikrinti. Nu, kaip čia pasakius. Nežinau, ar pasitikiu. Labai patikimai neatrodo. Šitas tai faktas. 3, 2. Opa. Nice. Nu, visai nieko. Su suronu drasko. Molynę paliko suronininku. Stovėsi ten ar važiuosi? Suronininkai. Ai. Suronininkai. Kita dalis rimtesnė būdavo. Labai seniai čia nebuvęs. Net baugoka biškį, neapsižiūrėjus. Ups. Step downas. Čia turbūt tiesus džampai. Be jokio lipo. Ojei. Nu jo. Nelabai kažkas belikė. Pravažiuoti kartelį galima. Nustebino su dropuku, kuris atstatytas. Ir 2 džampukai. Toliau varom Skills Parką, išmėginsim. Pataupom bateriją. Sveiki. Yra 5%, po 7 kem. Tai dar spėti reikia iškrauti. Yra reikalų, kaip sakant. Tvarkingai išbandytas dviratukas. Baigiu jau priprast. Sikučiai. Čiuotis įsukau. Taip. Up. Gerai, ta stotelė Karoliniškės, nemažai paminti reikia iki jų.
O taip aukštai atrodo, kad sėdėčiau keista. Na kągi, Vingio parkas būtų tiesiai, bet mes nevažiuojam. Žinok, hebrydę pavargau truputėlį. Flashbackas minimo aplink Vilnių 100 km. Bet kad jau tamsu, tai faktas, ką žino, ar ką nors matot. Ai. Šito ir pats nieko nebematysiu. Nu va čia gale ir laimi, kylant į kalną. Daugam atrodo, tai kam ta gale reikalinga. Bet žinokit, aphylinant yra didžiulis skirtumas. Net neįmanoma sulyginti iš tikrųjų su tokia gale kylant į viršų. Tai jeigu kažkokios techniškos super stačios vietos, kur net sunku užlipti, tai manau, netgi galima būtų užvažiuoti su tokiu būstu. Pralieksim tikrai smagią trasytę, pasijaus, kaip vis dėlto važiuojasi su šito baiku. Greita trasa, smagi, galimai sunkiai ką matot. Tai sorry už kokybę, didžiajus ir tamsoji irgi ant klaustuko šiaip. Sako labai jau gerai, bet aš tai sakyčiau ant klaustuko. Upa. Belė kiek greičio, smagus pasukėlis. Bet kaip tyliai važiuoja dviratis. Neįtikėtinai tiesiog. O kiek šiukšlių. O dievai. Baisu. Mažiai neklaužodas. Šiukšlina kaip reikiant. Jau. 25 procentų. Jeigu būtų čipuotas, tai jau turbūt ir dabar nebebūtų baterijos. Diniuojam. Vagos trasa. Tai šiaip spotas tai labai krypi. Ir šaikelis visokio plauko būna. Iš karto šiukšlių aišku pilna. Ojei. Šiukšlių tai daug. Liūdnokai atrodo. Opa. Off-camberis. Greitas. Nusileidimas. Opa. Tikėkimės nėra. Op. Kaip malonu važiuoja, kai tyliai važiuoja. Jūs net neįsivaizduoja. Yes! Smagiai. Bum. Į krūmą ir į trasą. Bet naktis jau. Sorry, hebra, už tamsumą. Step downas. Belekė greičio. Up. Atsukėlis. Opa. Road gapas. Opa. Šaknis. Off-camberis. Per akmenį. Opa. Svariuka. 13 procentų. Legendinė autostrada. Lendam į tamsumą. Svariuka. Pavojinga. Reikia atsargiai neliekt labai stipriai. Max speed. Nu vis tiek šita trasa tai yra kažkas tokio. Laiptukai nebėda. Nu dar taip ant laiptuko nesu greitai užvažiavęs. Nemeluosiu, nebent būtų supermoto. Labai geras raidas, įdomu kiek prasukau kilometrų, bet viską toj pažiūrėsim.
Bum, liko 5 procentai. Pridedu visą informaciją, kiek nuvažiavau kilometrų, kiek gavos laiko, kaip 600 Wh baterija, viskas ok. Ir pataupiau, ir papūstinau, įvairiais tikrai maudais išvažiavau. Pats dviratis važiuoja maloniai, man per didelis, reiktų mažesnio, bet iš esmės, jeigu būtų mažesnis, tikrai fainiai būtų. Avinoksas didelio skirtumo nepajutau tarp pirmos ir antros versijos. Dėl tylumo atrodo labai viskas panašiai iš esmės. Galios per akis. Jo, o daugiau ką, hebryte, ačiū, kad buvot kartu šiame video ir iki kitų kartų. Davai, bye bye, hebra.